Sveiki visi, su jumis prieš Smoke, tai šiandien apžiūrėsime Nautilus Mini. Štai kaip viskas atrodo kartu. Tad prieikime tada prie pat peržiūros. Labai gaila, bet nežinau kas vyko, kad man atsiuntė štai su tokia dėžutė šitos Nautilus Mini. Gal dėl to, kad jie bando kažkaip sutaupyti pinigų ant siuntimą, neįsivaizduoju, šiandien iškart parašysiu į tą saitą, iš kur atsiunčiau, iš Aspire saito. Tad apžiūrėkime bent tą, ką turime. Tai štai čia yra Nautilus Mini, tas naujesnis, tai yra naujausias skaitiklis iš Aspire. Čia padėjau palyginimui pagal dydį, AeroTank Mega ir Aspire Nautilus. Štai kaip čia atrodytų. Dydis labai panašus, aukštis toks pats, tai biški AeroTank Mega platesnis. Ir čia yra 2 ml talpos tas kaip buteliukas toks. Taip pat čia labai gerai, ta prasme, kad yra vertikali kaitrimo galvutė, kad jums padės pūsti gaivesnį skonį ir daugiau dūmų. Aš jau išbandžiau jį, nes nesenai paėmiau iš parto, iškart dariau ir įdėjau ant savo baterijos, užpėliau čia biškį skysčio paragavimą. Ir dabar pamačiau, kad iš tiesų dūmų eina gerokai daugiau negu normalaus Nautiluso. Čia stovi arba 1,5 arba 1,8 ohmų, man dabar stovi 1,8 ohmų. Tai va, labai man kažkaip keistai pasidarė, kad ne dėžutėj, štai tokio kaip buvo pas Nautilus normalų, bet štai tokiam kaip celofanė atsiuntė, aš sakau, šiandien parašysiu iš karto. Va, štai taip, tai šitas skaitiklis lauks jūsų. Rašykite man į pamažį, pasitarsim dėl susitikimo ir aptarsim visas detalės. Šitą padėkime. Kaip matote, čia irgi dabar kaip labai daugelį kaitiklių yra oro padavimo, tas tokia kaip funkcija oro padavimas. Ta prasme, šitas žėlės apsisuka aplink savo ašį ir reguliuojasi oro padavimas. Nežinau, ar čia kažkaip bus pastebėsit, palaukit, tai kamera normaliai sufokusuos. Va, štai. Čia yra tokie kaip, pažiūrėti, su grūžtuvu kažkaip dvi tokie kaip taškiukai, kurie matome, koks oro padavimas dabar mums eina. Va, čia yra mažesnis, didesnis. Štai, kaip čia viskas atrodo. Va, šitas dalykas sukasi aplinkui. Ir taip reguliuojamas oro padavimas, štai čia yra 2 ml. Kažką pamatysit jūs. Tai va. Toks skaitiklis irgi atsisuka, čia yra galima pakeisti šitą drypą, kai visą laiką stiklas keičiamas, tad nebijokit mažą ką jis suduš. Jeigu šiandien matau Lietuvoje, ten kad dūmas ar geram dūmė, štai šito nėra, bet jeigu ką galėsiu užsakyti pagal jūsų norą, problemą galima pakeisti, kad atsukame šitą viršutinę dalį ir apatinę dalį, ir čia mums keisti skystis, taip pat pilasi kaip ir visose kitose skaitikliuose. Tai parodysiu. Ir kas dar nežino, reikia atsukti šitą dalį, nes čia sunkiai eina. Gerai, dabar paėmam ir atsukam štai šitą apatinę bazę, kitai vadinamą. Ir štai čia iš šono įpilam skystį. 2,5 ml. Štai toks yra naujas kaitinimo elementas su ta vertikalia galvutė. Štai taip jis atrodo. Pastonė čia nesirašo, kiek ohmų, aišku. Bet kaip prašėte saitę, tai 1,8. Tad dabar prieikime, kaip jis dūmina, kiek iš jo išeina garų. Ir tada jūs pats spręskite, jums verta įpirkti ar ne. Štai tokį mažiuką kaitiklį, kaip galėčiau pavadinti, tai 3 žodžiais. Mažas, bet iš tiesų labai galingas. Dabar tada prieikime prie mano priekinės kameros ir pažiūrėkime, ką jis sugeba. Dabar tada ant baterijos šitą kaitiklį uždėkime ir pažiūrėkime, kiek iš jo išeina garų. Štai taip užsuka. Čia tai vienas specialus modas. Tai va, užsukam iki galo. Štai, na pažiūrėkime, dabar bandysiu kažką jums įrodyti ant 13 vatų. Štai. Pažiūrėkime, ką jis gali. Tada reikia didesnis oro padavimas, nes man nepatinka mažiukų iki šitų. Gerai, mano manimu, kad štai čia bus didžiausias. Ir pabandom.
O dieve tu mano. Žiūrėjau, labai geras dalykas. Branant palyginimui jūs pažiūrėt, kiek šiandien dūmų iš Era Tank Mega ir Nautilus Mini. Kaip jau sakau, mažas, bet iš tiesų labai galingas. Atrodo toks, neįsitikė, kad tiek dūmų gali iš jo išeiti. Va dabar Era Tank Mega. Tai čia irgi yra oro padavimas, kaip jau minėjau, su praeitam video. Matėte, dydžiai skiriasi, bet dūmų, mano manimo, šitam biškiu bus daugiau. Nes čia stovi vertikalus elementas kaitinimo. Man manimo, kad dėl to jis apima didesnį plotį vatos, kur ten yra viduje įdėta, dėl to gal ir būna daugiau dūmų. Tai dabar nuspręsti, ar jums reikia didesnio. Štai, jau matote, čia viskas vientisa eina. Arba biškį mažesnio kaitiklio, pavyzdžiui, savo spinnerį bateriją, arba ten EGV3, tai nežinau, ką jūs naudojate, bet kokiam modui. Tai va, tad jums spręsite, ar Nautilus Mini, ar Era Tank Mega. Mano manimo, kad Nautilus Mini yra vienas geriausių kaitiklių. Štai šitas. Dabar visiems dėkui už peržiūrą, laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Jau gal greit išleisiu dar porą įdomių video, kai gausiu naujas prekes, tada likite tada su mumis. Verkėsim tai small kanalas, tad visiems dėkui už peržiūrą, visiems tikėt mano Facebook'o svetainiai. Tas pats pavadinimas kaip ir šito mano video, tad dėkui už peržiūrą, viso gero.